Kviečiame stebėti tiesioginę transliaciją iš Santaros klinikų retų lygų aktualijos, koks paciento kelias. Mūsų viešnia Santaros klinikų retų lygų koordinavimo centro vadovė, gydytoja genetikė daktarė Birutė Tumienė. Labą dieną. Labą dieną. Vasario paskutinę dieną minime retų lygų dieną. Šiai temai skirtas ir mūsų pokalbis, kuriame aptarsime, koksgi paciento kelias iki tokios diagnozės. Retas ligas atpažinti, sakome, kad sunku, nes jų yra daug, jos pasireiškia įvairiai, todėl diagnozė gali užtrukti net 5-6 metus. Tai kaipgi jį diagnozuojama, koksgi tas paciento kelias, kurį jis nueina, kas jį prižiūri, gydo, stebi, šiandien mums daktarė ir paaiškins. Taigi, nuo ko prasideda diagnozės paieškos? Iš tiesų, retą ligą diagnozuoti visų pirma sunkiau, bet ir pats diagnostinis procesas yra kitoks nei dažnos ligos diagnozavimas. Kodėl? Dėl to, kad retos ligos pasižymi unikaliomis savybėmis. Visų pirma, retumas, tai jūs jau ir paminėjote, tai reta liga yra tokia, kurios dažnis yra 1 iš 2,000 ir mažiau. Didžioji dalis retų ligų yra kur kas retesnės. Tikrai dažnai diagnozuojame tokias, kurių yra vos keli ar keliolika atvejų pasaulyje. Ir kita unikali savybė yra ta, kad retų ligų yra labai daug. Šiuo metu žinoma daugiau negu 6,000. Retos ligos gali pažeisti bet kokį organą arba organizmo sistemą. Jomis gali sirgti bet kokio amžiaus žmogus, pacientas. Dėl visų šių savybių jas atpažinti šeimos gydytojui ar rajono specialistui iš tikrųjų praktiškai beveik neįmanoma. Dėl tos priežasties stengiamės, kad informuoti šeimos gydytojus, specialistus, kokie yra pavojaus ženklai, galintys nurodyti retą ligą. Bet tuomet pacientas paprastai turi būti nukreipiamas į retų ligų referencijos ar kompetencijos centrus, nes tik šiuose centruose paprastai yra įmanoma patvirtinti retos ligos diagnozę. Klausimas dabar būtų toks, aišku, kad kažkas vaikui, kalbėkime nuo pačios pradžios, ne nuo vaikystės, kad kažkas jam yra negerai, tėvai pirmiausia pamato, ar ne, kreipiasi į šeimos daktarą. Kasgi vis tik tai turėtų būti tas dirigentas arba vedlys paciento šituo ligos paieškos keliu? Taip, vėlgi čia išskirčiau tada 2 etapus. Visų pirma, pats ligos atpažinimas, kad tai galėtų būti reta liga. Deja, dažniausiai šitas etapas ir užtrunka ilgiausiai ir jis būtent ir lemia tą labai ilgą diagnostinę odisėją, kurią jūs minėjote. Yra, kaip jau minėjau, tam tikri pavojaus ženklai, kurie galėtų nurodyti, tai gali būti reta liga. Kokie tai pavojaus ženklai? Visų pirma, jeigu yra kažkokie keisti, neįprasti ligos simptomai. Mes galvojam, kad tai dažna liga paprastai pradžioje, bet pastebime, kad pasireiškia neįprastai. Ar jaunesnis amžius, ar kažkokie papildomi kitokie simptomai, arba jie neįprastai pasireiškia. Kitas dalykas - daugiasistemis pažeidimas. Labai dažnai retos ligos pažeidžia ne vieną sistemą, o daug. Trečias dalykas - po diagnostinių procedūrų, po specialisto konsultacijų mums vis tiek nepavyksta nustatyti diagnozės. Vėlgi ženklas, kad tai gali būti kažkas mums neįprasto reta liga. Taip pat 80% retų ligų yra genetinės ligos. Tokiu atveju gali būti, kad šeimoje yra sergantis giminaitis arba dėl neaiškios priežasties miręs giminaitis arba neaiškia liga sirgęs giminaitis. Vėlgi tai galėtų rodyti retą ligą. Tai pastebėjus tokius požymius, tikrai šeimos gydytojas turėtų suklusti, kad tai galėtų būti reta liga. Dabar įprastinis kelias mūsų sveikatos sistemoje yra, kad šeimos gydytojas norėdamas diagnozuoti ligą, siunčia pradžioje rajono specialistui, tai yra antriniam lygiui, o tik tai vėliau, jau kai nepavyksta nustatyti diagnozės, tretiniam lygiui, tai yra universiteto ligoniniai, kur yra būtent retų ligų referencijos ir kompetencijos centrai. Šita tvarka taip pat labai pailgina
diagnozės nustatymo kelią. Dėl tos priežasties praeitais metais pavyko ir buvo patvirtintas sveikatos apsaugos ministro tvarkos aprašas, pagal kurį šeimos gydytojas ar rajono specialistas įtaręs retą ligą privalo iš karto nukreipti tretiniam lygiui. Tai yra į retų ligų referencijos kompetencijos centrus. Ir labai tikimasi, kad tai tikrai gali pagelbėti mums greičiau nustatyti diagnozę. Aš taip paklausiu, kad apie vaikystės etapą, kad ligos diagnozuojamas būtent tuo metu. O kaip yra iš tikrųjų? Ar gali būti, kad suaugęs žmogus nežinojo lyg to savo pilnametystės, kad jis serga reta liga ir tik tai tuomet ją sužino? Tai yra tikrai dažnas atvejis. Ir retos ligos labai dažnai slepiasi už dažnų ligų pavadinimų. Tiesą sakant, net mūsų kodavimo sistema yra tokia, kad mes esame priversti rašyti dažnos ligos pavadinimą ir kodą ir tik tai vėliau pritaikomas dabar jau ORFA kodas, kuris yra specifinis retai ligai. Kitas dalykas yra, kad diagnostikos galimybės visą laiką gerėja, ypač genetinės diagnostikos. Ir mes jau nuo 2014 metų taikome naujos kartos sekoskaitos tyrimus, vadinamus tikrai pačią naujausią, inovatyviausią diagnostiką genetinių ligų, kuri ir kitose Europos šalyse yra prieinama. Ir anksčiau tokių galimybių nebuvo. Dėl tos priežasties tikrai labai neretai diagnozuojame retą ligą suaugusiam žmogui, kuriam ta liga prasidėjo jau vaikystėje, tiesiog anksčiau nebuvo galimybės jas diagnozuoti. Kalbate apie sudėtingą kelią. Sudėtingumas yra tas, kad ilga diagnozės nustatymo ta trukmė, taip pavadinkime. Ar galime kalbėti apie tokį momentą, kuomet nepavyksta nustatyti retos ligos diagnozės? Tiesiog per daug jinai turi ne vienos, o kelių ligų simptomus. Nežinau, kas čia mediciniškai turėtų būti. Paaiškinkite, prašau, kada liga yra taip ir nediagnozuojama. Taip, iš tiesų tokios ligos turi savo konkretų apibrėžimą. Tai yra tai tikrai bevardės ligos. Kiekvieną savaitę yra aprašomos 2-5 naujos retos ligos. O per metus maždaug 300 naujų ligų. Ir tikrai labai nemaža mūsų pacientų dalis, kur mes tikrai matome pagal požymes, kad tai turėtų būti reta liga, mums nepavyksta tos retos ligos diagnozuoti. Išnaudojus visas galimas diagnostinės galimybės klinikiniai praktikoje. Tai ir sudaro būtent nediagnozuotos ligos apibrėžimą, kuomet yra išnaudojamos visos galimybės klinikiniai praktikoje, retų ligų centruose, tuomet jau mes galime pasakyti, kad tai tikrai yra nediagnozuota liga. Nediagnozuota liga ir darbas su šiomis šeimomis pasižymi tam tikrą nežinia. Mes turime ir mes medikai, ir šeimos turi susitaikyti tam tikrą prasme, turi dirbti su nežinia. Ir mums labai svarbu yra komunikuoti. Dėl to, kad iš tikrųjų tas diagnostinis procesas, kuris tikrai gali būti labai ilgas, kartais net ne 5 metai, o 10 mečiai, pacientai ir šeimas labai išvargina. Ir tą tikrai psichologiškai reikėtų suprasti. Ir kartais tiesiog svarbu irgi su šeima aptarti, o kada mes jau nutraukiam tą diagnostinį procesą ir susikoncentruojam tiesiog į simptominį gydymą, į tai, kad mes norime kokybiškai gyventi, kuo kokybiškiau su šiais simptomais ir išmokti tiesiog gyventi su liga. Kalbame vis dar apie tą diagnozės procesą ir kadangi kalbame su gydytoja genetikė ir paminėjote, kad genetiniai tyrimai čia yra labai svarbi tyrimų dalis. Kokie tyrimai atliekami siekiant nustatyti retą ligą? Tai, kaip jau minėjau, 80% retų ligų yra genetinės ir čia labai svarbus genetiniai tyrimai ir tikrai labai džiaugiuosi, kad mes turime visas galimybės taikyti pačius pažangiausios genetinės diagnostikos metodus. Šiuo metu jau rengiamės
įdiegti ir viso genomo sekoskaitos tyrimą, kuris dar labiau padidina diagnozės nustatymo sėkmės galimybes. Tai tikrai mūsų laboratorijos yra tam pasirengusios. Apie 20% retų ligų yra kitokios, negenetinės. Čia reikalingas platus gali būti spektras ir instrumentinių, ir laboratorinių tyrimų. Ir dar vienas labai svarbus retos ligos diagnostikos etapas arba svarbus yra įrankis, būtent daugiadisciplinės, daugiadalykės konsultacijos. Kaip jau minėjau, tikrai retos ligos dažnai pasireiškia daugiasistemių pažeidimu ir tokiais atvejais būtina surinkti daugiadalykės komandas, kurios sudėliotų kaip dėlionę po mažą gabaliuką tą diagnozę ir nuspręstų, kokia tai galėtų būti diagnozė, o taip pat kaip sėkmingai visapusiškai vėliau taikyti pacientui gydymą. Tai tokias iš principo diagnostinės galimybės, kaip aš ir minėjau, pažangiausias diagnostinius tyrimo metodus ir daugiadalykiškumą iš principo gali užtikrinti tik tai 3. lygio universitetinės ligoninės. Dėl šios priežasties mes ir turime retų ligų centrus įsikūrusius būtent tokiose ligoninėse ir dėl to ypač svarbu, dar kartą norėčiau pabrėžti, diagnozės patvirtinimui tikrai nusiųsti pacientus būtent į mūsų centrus. Labai svarbus aspektas, kalbant su pacientais, su sergančiais žmonėmis, jiems tarsi duoti tokį garantą, kad yra tinkamos galimybės mūsų šalyje gydytis, diagnozuoti ir gydyti ligas. Čia kalbant nebūtinai apie retą ligą, bet apie retą taip pat. Ir bendradarbiavimo su kitomis šalimis galimybės. Nes čia irgi toksai svarbus koziris, kaip sakoma, arba žmonėms garantas kažkokios sėkmės galbūt, kad tariamasi, konsultuojamasi, ar gal net ir tyrimai kažkokie siunčiami, ar pats žmogus siunčiamas išsitirti į kitą šalį. Kokios čia galimybės, ar praktikoje tai taikoma? Taip, tai tas iš tikrųjų taikoma. Ir vėlgi pas mus santaros klinikose tam yra visos galimybės. Ir visų pirma, norėčiau paminėti Europos referentinių centrų tinklus. Santaros klinikos yra net 12 tokių tinklų tikrieji nariai ir 6 tinklų asocijuoti, afilijuoti partneriai. Tai reiškia, kad mes turime duris į 18 iš 24 Europos referentinių tinklų. Ką reiškia tokios durys? Iš tikrųjų, tarkim, kaip jau minėjau, retų ligų yra 6000. Jeigu, tarkim, bandyčiau kiekvieną dieną išmokti po vieną retą ligą, man tai užtruktų 20 metų, kad aš išmokčiau visas. Tai supraskime, kad tikrai nėra nė vieno pasaulyje eksperto retų ligų, kuris gali išmanyti net ir kažkokios atskiros srities visas retas ligas. Ir tam iš principo yra svarbiausias tas būtent europinis bendradarbiavimas Europos referentiniuose tinkluose. Ką jis duoda mūsų pacientams? Iš tiesų pacientai dažniausiai nori, siųskite mane į Prancūziją, Italiją, ten norėčiau atlikti visas diagnostinės procedūras, gydymo procedūras. Bet reikėtų suprasti, kad Lietuvoje gyvena maždaug 170 000 sergančių reta liga. Mes tikrai negalėtume ir patys pacientai negalėtų šitiek keliauti. Ką dabar duoda Europos referentiniai tinklai? Tai visų pirma, dalyvaudami šiuose tinkluose mes galime ne tik tai susisiekti su būtent tos retos ligos ekspertu kažkur Austrijoje, Italijoje ar kitam krašte, bet taip pat mes visuomet sutarėme dėl bendrų, pačių geriausių, pačius aukščiausius standartus atitinkančių diagnostikos ir gydymo metodų taikymą. Taigi mes perimam gerąją praktiką, kurią diegiame būtent čia Lietuvoje. Antras dalykas, jeigu mes tikrai turime labai sudėtingą diagnostikos, gydymo, ilgalaikės priežiūros atvejį, įvairiausių klausimų būna, kurių mums tikrai iškyla paciento kelyje, mes visuomet galim virtualiai pasikonsultuoti ir turime tokias daugiadisciplinės, daugelio šalių ekspertus apimančias virtualias konsultacijas
kuriuose yra užtikrinama ir duomenų sauga, tas irgi labai yra svarbu, būtent Europos referenciniuose tinkluose. Ir tik tuomet, kai yra išnaudojamos visos šios galimybės, tikrai, kai žinome, kad Lietuvoje negalim pritaikyti kažkokio diagnostikos ir gydymo būdo, vėlgi Europos referenciniai tinklai pasitarnauja, kad mes žinotume, kur yra geriausias tos srities specialistas, kad mes galėtume nusiųsti šioms paslaugoms jau fiziškai. Taip, iš tiesų labai svarbi informacija, nes paieškos tas kelias, diagnozės paieškos kelias, apie ką mes šiandien ir koncentruojamės kalbėdamos, yra labai svarbus tiems, kurie galbūt šiandien šitą kelią planuoja ir turi praeiti. Kalbėdami apie diagnostiką, kaip jau minėjote pokalbio pradžioje, įvyksta vis naujų kažkokių dalykų, naujų žingsnių, naujų etapų prisideda. Taip mes artėjom prie to kuo geriausio diagnostikos pavyzdžio. Ir dabar prašyčiau jūsų paaiškinti apie naujagimių patikrą. Reiškia, kokios naudos jinai turi būtent, kalbant apie retas ligas. Naujagimių patikra. Iš tiesų, naujagimių visuotinis tikrinimas yra vadinamas bene pačia sėkmingiausia visuomenės sveikatos programa. Dėl to, kad iš tiesų pačiose užuomazgose, kai dar nepasireiškia jokie ligos simptomai dažniausiai. O taip pat tuomet tai yra ir patogus momentas, nes didžioji dalis gimdymų juk vyksta ligoninėse. Tai tuomet mes galim atlikti tuos tyrimus, kol dar naujagimis yra ligoninėje. Tai yra diagnozuojamos tos ligos, kurias mes galime gydyti dar nepasireiškus simptomams ir dažniausiai iš viso išvengti ligos simptomų. Ir tai yra be galo svarbu. 2023 metais buvo praplėstas visuotinis naujagimių tikrinimas Lietuvoje ir mes labai džiaugiamės, kad šiuo metu visi Lietuvos naujagimiai yra tikrinami dėl 8 paveldimų medžiagų apykaitos ligų, 2 kitų genetinių ligų, tai cistinė fibrozė ir spinalinė raumenų atrofija, ir dar 2 endokrininių ligų. Tai visa tai mums tikrai suteikia galimybę užtikrinti kokybišką ir normalų iš principo gyvenimą mūsų šeimoms. Prieš taikydami šį tikrinimą mes tikrai turėjom tų ligos atvejų, dėl kurių dabar tikriname, kurias diagnozavome pagal simptomus. Ir kiekvieną kartą iš tikrųjų tiesiog skauda širdį dėl to, kad praktiškai visais šitais atvejais mes turime negalią, kartais net mirties atvejus. Tuo tarpu, kai diagnozuojame laiku ir turime tos pačios ligos pavyzdį diagnozuotą iš naujagimių tikrinimo, mes džiaugiamės sveikai augančių vaikų. Tai tiesiog, kai matai tokius pavyzdžius savo klinikiniai praktikoje, nekyla klausimų dėl naujagimio patikros naudos. Naujagimio tikrinamas kraujas, taip tyrimas? Toms paveldimoms ligoms tikrai taip, kraujas iš naujagimio kulniuko, bet taip pat yra vykdomos ir kitos naujagimio patikros programos, klausos, širdies ligų. Tai tą taip pat reikėtų žinoti tėveliams. Daktarė, mes įpusėjome pokalbį ir diagnozės pavadinimų beveik nepasakėme, vos keletą, ar ne? Tai gal tiesiog galėtumėt pavardinti, kokios ligos yra retos ligos, kokie sindromai galbūt, ir pereisim prie gydymo tematikos. Taip, labai sunkus klausimas iš tiesų, dėl to, kad, kaip minėjau, tų retų ligų yra labai daug ir mūsų darbas iš tikrųjų tikrai neprimena rutinos, dėl to, kad kiekvieną dieną mes turime gilintis į vis naują ligą. Galbūt norėčiau paminėti fenilketonuriją. Kodėl? Dėl to, kad ši liga yra diagnozuojama iš visuotinio naujagimių tikrinimo. Tikrinimą dėl šios ligos pradėjome 1975 ir šiais metais švęsime 50 metų, kai tikriname, ir mes matome užaugusius pacientus, kurie yra sukūrę savo šeimas. Ir tikrai tai yra ta liga, apie kurią man kiekvieną kartą be galo malonu kalbėti. Ir kai toliau mes turbūt kalbėsime ir pradžioje jūs minėjote priežiūros kelius, tai iš tikrųjų dabar viena iš bene svarbiausių turbūt veiklos sričių Santaros klinikų yra būtent tų retų ligų priežiūros kelių
nustatymas, tai iš tiesų fenilketonurija yra ta liga, kurią norisi imti kaip pavyzdį, taip pat kaip galima būtų išdėlioti visą tą priežiūros kelią. Tai vat paminėjau vieną ligą. Priežiūros kelias skamba gerai, bet nesakote gydymo kelias. Tai tiesiog klausimas būtų, kaip yra gydomos retos ligos. Na, jeigu jos susideda iš tų daugybės dėlionės detalyčių, tai kiekviena ta detalytė turi savo gydymo planą, tiesa? Tikrai taip. Ir kodėl nesakau gydymo kelias, dėl to, kad gydymas yra viena iš priežiūros kelio dalių, labai svarbių dalių. Dabar tas gydymas gali būti etiologinės, vadinamas ligos priežastis, pačius mechanizmus veikiantis. Deja, tokio gydymo turime tik tai 5% visų retų ligų. Tokį, kuris iš esmės keičia ligos prognozę, ligos eigą. Nepaisant to yra ir aišku, kai kurie kiti metodai, kuriais mes galime pagydyti pacientą. Tai tarkim, chirurginės gydymas, kai kuriais atvejais transplantacijos. Na, o kitais atvejais tikrai turime taikyti vadinamąjį simptominį gydymą. Tai yra, mes turime kažkokius tai simptomus ir tiems simptomams parenkam patį geriausiai įmanomą gydymą. Kadangi, kaip minėjau, retos ligos dažnai labai pasireiškia daugiasistemių pažeidimų, mums reikia daugiadalykių komandų, kurios tą simptominį gydymą teiktų visapusiškai, koordinuotai, vadovaudamosi tais pačiais diagnostikos gydymo standartais, stengdamosi išvengti komplikacijų. Ir būtent tos daugiadalykės komandos ir yra retų ligų referencijos ir kompetencijos centrų esmė. Paprastai mes medicinoje esame pripratę, kad mūsų visi netgi ligoninės, bet be jokios abejonės ir centrai skyriai yra dėstomi ir organizuojami pagal organizmo sistemas. Akių ligos, klausos ligos, kraujo ligos ir taip toliau. O čia mes turime retas ligos, kurios pasireiškia daugiasistemiškai. Dėl tos priežasties ir reikia kurti retų ligų referencijos kompetencijos centrus, kuriuose susitinka būtent skirtingų sričių specialistai ir sprendžia, kaip pacientui suteikti patį geriausią ir visapusišką gydymą. Kalbame apie retų ligų gydymą tretinio lygio centruose, aukščiausio lygio gydymo įstaigoje. Kalbame apie diagnostikoje naudojamas inovatyvias metodikas. Paminėjote transplantacijas, tai yra jau vėlgi pačių aukščiausių technologijų operacijos. Tiesiog klausimas mano būtų apie tas inovatyvias, modernes, naujoviškas metodikas, kurios yra taikomos gydant. Na, transplantacija, taip, chirurgija, čia jau paminėjome. Kas dar yra tokio, na, eiliniams žmonėms sunkiai suvokiama, kokios metodikos taikomos? Be tablečių ir ką jūs visi puikiai žinom, ar ne? Reta liga yra be galo susijusi su inovacijomis. Su inovacijomis, su diagnostikos, gydymo, o taip pat kitomis inovacijomis, tiesą sakant. Ir didelė dalis jų ir buvo sukurtos būtent arba tyrimuose su retomis ligomis, arba būtent retoms ligoms pirmiausia. Tai ir, tarkim, tai kas šiuo metu yra horizonte, pažangi terapija, genų terapija, juk tai yra retų ligų gydymas. Bet viena inovacija, kurią labai norėčiau paminėti taip pat, tai yra duomenų valdymas. Retoms ligoms yra be galo svarbus duomenų surinkimas, jais pasidalymas duomenimis ir tinkamas jų valdymas atsižvelgiant į saugos principus. Dėl to, kad jeigu aš, tarkim, turiu pacientą su konkrečiais retos ligos simptomais, netgi konkrečia genetinė mutacija, bet tokių duomenų nėra jokiose duomenų bazėse, tarkim, ir galbūt kažkokiam kitam pasaulio kampelyje taip pat yra toks pat pacientas, aš negalėsiu diagnozuoti tos ligos tol, kol tie duomenys nesusisieks tarpusavyje, tai yra, kol mes retų ligų specialistai tais duomenimis nepasidalinsime. Šiais laikais iš tiesų duomenimis dalintis yra ganėtinai
ir lengva iš vienos pusės, nes mes turime tikrai tam labai daug technologijų, bet kita vertus ir tikrai sunku, nes mes visuomet turime užtikrinti saugumą duomenų. Tai iš tiesų labai didelė inovacijų dalis būtent ir susijusi su tuo duomenų valdymu, kuris įgalina mus retas ligas diagnozuoti, kitais atvejais ir valdyti, tai yra surinkus žinias apie simptomus ir pasireiškimą ir taip toliau. Na ir dar viena inovacija, kurią taip pat norėčiau paminėti, tai yra, kad paslaugų organizavimas ir pačios netgi sveikatos sistemos organizavimas retoms ligoms yra kitoks negu dažnoms ligoms. Čia mes kalbėjome, kad neįmanoma retos ligos atpažinti tose įprastose sveikatos sistemos vietose, tai yra šeimos gydytojai arba rajono specialistui, tai yra, vadinasi, mes jau turime visiškai kitaip valdyti retų ligų priežiūros kelius. Taip pat yra, minėjome, daugiadalykiškumą, tarkim. Kitas dalykas yra, kas pacientams be galo svarbu, tai kad jie paprastai patiria labai daug procedūrų skirtingose lygiuose ir jiems yra labai svarbus priežiūros koordinavimas. Ir visa tai yra inovatyvios paslaugos, kurios turi būti sukurtos specifinės retoms ligoms. Ir tiesą sakant, mūsų sveikatos sistemos šiuo metu dar tik mokosi, kaip organizuoti paslaugas ir kaip organizuoti priežiūros kelius. Kadangi kalbame apie ilgalaikę sveikatos būklės stebėseną ir gydymo įvairius procesus, tęstinumą, tai mes juk kalbame ir apie iš vaikystės perėjimą į suaugusiųjų kategoriją. Kaip čia nepasimeta ten kažkur pacientai, čia taip negražiai pasakiau, bet kaip vyksta šitas bendradarbiavimas tarp vaikų ir suaugusiųjų specialistų, kuomet tos ligos pacientą reikia toliau įvesti tuo keliu? Šiam klausimui iš tikrųjų yra skiriamas tikrai didelis dėmesys, netgi ligoninėje turime sukurtą specifinę metodiką, kaip iš tiesų turėtume perduoti pilnametystės sulaukusiai pacientą suaugusiųjų specialistams. Tačiau problemų iš tikrųjų yra tikrai nemažai. Ir kai kuriais atvejais tas procesas tikrai užtikrinamas labai sklandžiai, kitais atvejais tikrai sudėtinga surasti specialistą su reikiamam kompetencijom. Iš tiesų ta problema tikrai yra aktuali ne tik tai Lietuvai, visai Europai ir tarkim netgi pagal specialybės. Yra tokia specialybė kaip pediatras, paveldimų medžiagų apykaitos ligų specialistas Europoje, bet nėra suaugusiųjų. Tokios specialybės iš viso net nėra specialybių sąraše. Ir tai tiesiog rodo, kad šiandien mūsų pacientai, tie, kurie anksčiau nepasiekdavo suaugusiojo amžiaus dėl įvairiausių priežasčių, šiandien pasiekia ir mums reikia naujų kompetencijų, reikia netgi kartais naujų specialybių. Ir visa tai tiesiog įeina į tą mūsų procesą, apie kurį jūs kalbėjote, tai yra sėkmingo perdavimo suaugusiųjų priežiūrai. Bet, kaip minėjau, mūsų klinikos tikrai tam teikia didelį dėmesį ir mes tikrai stengiamės. Ne visais atvejais pavyksta visiškai sklandžiai, bet tikrai tas yra daroma. Galima dar turbūt paminėti, kad ir dėl tų ypač siauros specializacijos poreikio komanda plečiasi. Tikrai taip. To žmogaus priežiūros komanda plečiasi. Tai dėl to tą daugiadalykiškumą taip ir akcentuojate. Taip, ir iš tikrųjų dėl to komandos praplėtimo iš tikrųjų yra ir kiti pereinamieji laikotarpiai. Tarkim, mūsų mergaitės užauga ir joms reikia planuoti šeimą, planuotis nėštumą ir mes turim užtikrinti visą perinatalinę priežiūrą. Tai tikrai vėlgi šiuo atveju labai džiaugiamės mūsų bendradarbiavimu su ginekologijos, akušerijos specialistais. Taip pat reikėtų nepamiršti ir to, kad kai kurios ligos yra progresuojančios ir mes turime pagalvoti apie paliatyvią pagalbą. Vėlgi laiku nukreipti, laiku suteikti šią pagalbą. Tai tas iš tiesų yra, kaip jūs ir sakėt, labai svarbu atsižvelgti į labai įvairius ligos aspektus per visą gyvenimo laikotarpį ir pasirūpinti iš anksto reikiamo daugiadalykės komandos narių įtraukimo.
Tai čia svarbi informacija dėl to, kad visuomenė suvoktų, koks yra didžiulis mechanizmas, kiek daug dirba žmonių, tiek medikų, tiek vadybos, tarkim, srities atstovų, kurie tą žmogų su jo liga jį kreipia į tą gydymo kelią, į tą gyvenimą su liga ir užtikrinti tą gerovę to paciento, kiek įmanoma plačiau. Taip, dabar dar vieno klausimo sulaukėme, vėlgi čia pokalbis bus pratęstas apie tai, kad vaikas dar nustatyta diagnozė, tarkim, kol jis nesuvokia savo būklės ir ateina tas metas, kada jis pradeda ją suvokti. Klausimas yra toks, kas čia turėtų padėti šeimai kalbėti su tuo vaiku. Ar čia šeima turi pirmą tą žingsnį žengti ir aiškinti? Iš tiesų, šitas klausimas tikrai yra labai aktualus. Mes turime nemažą patirtį su kai kuriomis lygomis, kur taikome tikrai netgi tam tikrą prasme standartizuotą procesą, pavyzdžiui, jau minėta fenilketonurija, bet čia norėčiau pabrėžti kelis aspektus. Visų pirma, tai tėvai iš tiesų turi kalbėtis apie ligą su savo vaikais. Žinoma, visuomet atsižvelgiant į vaiko brandą, į tai, kaip jis tai gali suvokti, vaikui suvokiamais žodžiais, o taip pat po truputį. Tikrai nerekomenduočiau pasisodinti vaiko ir iškart išberti visko kaip žirniais. Kitas dalykas yra, kad tikrai tėvams kyla sunkumų kartais šiame procese. Ir tokiais atvejais, ką mes patariam, tai žinoma psichologinė pagalba. Bet žinome, kad kai kuriais atvejais galbūt ją ir netaip lengva gauti, ypač regionuose. Tai dar vienas toksai pagalbos įrankis, kuris yra be galo svarbus ir mūsų referencijos kompetencijos centruose, tai yra pacientų organizacijos. Ir tikrai tėvai dalinasi žiniomis, kaip spręsti įvairius kasdienoje kylančius klausimus, kaip gyventi su reta liga. Ir tiesą sakant, dažnai šių klausimų negalim šiuos klausimus atsakyti mes specialistai, o būtent tie tėveliai, kurie jau nuėję tą kelią gyvenimą su liga. Bet svarbiausia, sako, tai yra atvirumas, ar ne su vaiku? Taip, tai pagal brandą. Tiesą sakant, tai yra visų mūsų tėvų prievolė, ne tik tai šiuo atveju, bet šiuo atveju iškyla tiesiog tam tikrų sunkumų. Taip, na ir pereiname prie paskutinio mūsų aptariamojo klausimo, tai yra prie konferencijos, kuri organizuojama Retų ligų dienai. Kodėl reikalingos tokios konferencijos? Kam jos reikalingos? Ar čia visuomeniai kažkokį signalą norite pasiūsti? Ar medikų bendruomeniai? Norime pasiūsti žinutę visiems. Žinutę visuomeniai, žinutę mūsų pacientams, žinutę medikams. Dėl tos priežasties, kad iš tikrųjų nepaisant visų pastangų, o reikėtų suprasti, kad retos ligos apskritai apibrėžtos tik tai per pastaruosius 25 metus. Per tuos metus tikrai nuveikta daug, bet pacientai vis dar tikrai susiduria su daug iššūkių. Ir labai svarbu visiems susitelkti ir pastebėti tuos iššūkius, suprasti, perprasti, o taip pat bandyti visiems ieškoti būdų, kaip tuos iššūkius spręsti. Dėl tos priežasties dar norėčiau paminėti, kad Santaros klinikos buvo pirmosios Lietuvoje regione, kurios kartu su visu pasauliu pirmą kartą 2008 metais paminėjo Retų ligų dieną. Tai tas tikrai labai džiugu ir taip pat labai džiugu matyti visą tą nueitą kelią per visus tuos metus. Dėl to, kad galbūt kaip tik Retų ligų diena ir skirta tam nueito kelio apžvelgimui ir pažiūrėjimui, ką mes galim padaryti į ateitį. Dabar šių metų Retų ligų dieną labai norėtume skirti priežiūros keliams. Ir norėčiau visų pirma paaiškinti, ką reiškia tas priežiūros kelias. Mes šiandien daugiausia kalbėjome apie tai, kas vyksta Retų ligų referencijos kompetencijos centruose, tretinio lygio ligoninėse, bet pacientas su šia liga gyvena net ir atokiausiuose Lietuvos kampeliuose.
Ir tikrai negali kiekvieną dieną atvažiuoti, kiekvienu klausimu atvažiuoti pas mus. Dėl tos priežasties ir reikalingi priežiūros keliai. Nes būtent jie padeda pacientams užtikrinti savalaikę diagnostiką, kad įtarus, pamačius pirmuosius retos ligos ženklus šeimos gydytojas nukreiptų diagnozės patvirtinimui. Bet vėliau, kai diagnozė jau patvirtinama, retų ligų referencijos kompetencijos centrų prievolė yra sudaryti individualius priežiūros planus, kuriuose būtent ir paskirstoma, kokios paslaugos turi būti, privalo būti teikiamos retų ligų centruose, nes tik ten galima užtikrinti saugumą ir kokybę, o kokias būtų gerai teikti arčiau gyvenamosios vietos. Tai yra ir testinės paslaugos, tokios kaip, tarkim, psichologo ar socialinio darbuotojo ar priežiūros, bet ir taip pat kitokios. Ir visam tam bendradarbiavimui užtikrinti būtent ir reikia viso retų ligų priežiūros kelio. Taip, tai konferencija vyks medikam, pacientam, kada ir kur? Taip, vasario 27 dieną visus kviečiame į Vilniaus universiteto medicinos mokslo centrą, Naujutėlaitį neseniai atidarytą. Ką mes kviečiame? Visų 3 lygių sveikatos specialistus. Taip pat labai džiaugiamės bendradarbiavimu su Vilniaus savivaldybės socialinės gerovės skyriumi. Taip pat pacientų organizacijos be jokios abejonės. Taip pat atsakingos institucijos, sveikatos apsaugos ministerijos, ligonių kasų atstovai, kurie padeda įveiklinti būtent tas paslaugas, apie kurias aš kalbėjau. Visi susirinksime draugėn ir visų pirma teoriškai aptarsime, kaip galima būtų įveiklinti retų ligų priežiūros kelius. Na, o paskui ir praktiškai modeliuosime tam tikrų atskirų ligų grupių priežiūros kelius darbo grupėse. Statydama konferenciją paminėjote, kad jūs norėtumėte ir galite pasiųsti žinutę medikams, pacientams, visuomeniai, bendruomeniai. Ir ta žinutė tai neapriepia to, kas planuojama ten aptarti, ir kažkokį menką koncentratą tų žinių pateikėme šiandien. Ir daktare, ačiū Jums, o klausytojams ir žiūrovams priminsiu, jog apie retas ligas kalbėjome su Santaros klinikų retų ligų koordinavimo centro vadove, gydytoja genetikė daktarė Birutė Tumienė. Ačiū Jums, daktarė, labai, sėkmės konferencijoje ir iki kito karto. Ačiū Jums.